Sveiki visi. Šiandien esame generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Ir su manimi kartu yra akademijos viršininkas, brigados generolas Almantas Leika. Gerbiamas generolė, jau žinome, kad kitą savaitę Lietuvos karo akademijoje bus lyderystės seminaras. Ar galėtumėt pristatyti ir plačiau, iš kur ta kilo idėja organizuoti lyderystės seminarą? Sveiki visi. Bendrai generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra šiandien Lietuvoje vienintelė aukštoji mokykla, kuri ugdo lyderius, kuri rengia lyderius, kuri būtent dėstė lyderystę kaip mokomąjį dalyką. Nenuostabu, kad mes tikrai skiriame nemažai laiko, nemažai dėmesio, nemažai resurso nagrinėjant šitos klausimus. Šiandien pasaulyje vyksta labai nemaži pokyčiai ir tikrai nemaži pokyčiai vyksta ir mūsų regione. Rusija visiškai be priežasties užpuolė kaiminę valstybę, Ukrainą. Ir Ukraina jau artėja 2 metai, kada ryžtingai priešinasi agresoriai Rusijai. Matom, kad tokie pokyčiai galimai suformuoja naujus reikalavimus lyderystei, kariniai lyderystei. Ir priežastis buvo identifikuota surengti šį seminarą, būtent aptarti, giliau pažvelgti, detaliau išanalizuoti situaciją, detaliau išanalizuoti reikalavimus, tai būtent karininkų, kariniai lyderystiai šiame naujame kontekste. Programoje šio lyderystės seminaro mes numatome bendrai diskusijas ir pasikalbėjimus apie bendras tendencijas lyderystėje. Taip pat ketiname pasižiūrėti detaliau, o kokiagi lyderystę praktikuoja ir kokius lyderius ugdo, kokius lyderius turi mūsų priešai, Rusijos federacijos kariuomenė. Taip pat labai svarbu mums išgirsti komentarus, pastebėjimus, įžvalgas iš karininkų praktikų, tai yra iš vadų, būtent kurie tą daro kasdien, vadovauja savo pavaldiems vienetams, savo pavaldiems kariams. Sakyčiau, kad seminaras nebūtų pakankamai išsamus, nepakankamai mes pažvelgtume į šitos visos klausimus, jeigu mes nepakalbėtume apie mūsų brolių ukrainiečių šiandien kovojančių su Rusija požiūrį ir pastebėjimus į lyderystę, karinę lyderystę. Dar mes ketiname aptarti, kaipgi geriau mes galėtume rengti tuos lyderius, galbūt reikalinga būtų tam tikri patobulinimai, būtent rengime ir ugdyme lyderių. Tai bendrai tokios numatytos esminės dalis, esminiai tokie aspektai, kuriuos mes ketiname aptarti, išanalizuoti, padiskutuoti šio seminaro metu. Aš suprantu, kad programa ir visas seminaras yra net 5 dienos, tikrai didelė. Ar galėtume nors trumpai kelis pagrindinius pranešėjus, kurie dalyvavo seminare? Gal tos 5 dienos skirtos seminarui atrodo trupučiuką apgaulingai. Bendrai ketinimas buvo įsivaizdavimas, kad mes darom seminarą ne taip, kad suspaustumėm į keletą dienų, galbūt netgi 1 dieną ir apkalbėtumėm visus jau minėtus mano aspektus. Mintis buvo tai, kad galbūt mes turim trumpesnės sesijas, trumpesnius pokalbius kiekvieną dieną, jie bus po pietų ir tokiu būdu mes leistumėm akivaizdžiai užsiėmusius žmonės, užsiėmusius karininkus, sudarytumėm galimybę jiems būtent sudalyvauti tose sesijose, kurios juos domins. Ir aš pasakyčiau, kad tikrai kiekvienas karininkas, kiekvienas asmo, kuris kalbės dalyvaus šiame seminare, aš sakyčiau, kad jis yra kiekvienas būtent svarbus. Nes jis tikrai atsineš savo perspektyvą, savo požiūrį, savo patirtį būtent į lyderystę. Tikrai labai džiugu, kad keletas buvusių kariuomenės vadų, tai generolas Arvydas Pocius ir generolas Jonas Vytautas Žukas, sutiko taip pat sudalyvauti šiame seminare. Jie surado laiko būtent pasidalinti savo supratimu, savo patirtimi apie karinę lyderystę, apie tai, kokie yra būtini lyderiui bruožai, kokie yra lyderystės principai. Tai tikrai nebejotinai mums visiems dalyvaujantiems
šiame seminare tikrai bus ypatingai svarbu. Ir taip pat, kiek žinau, dalyvaus ne tik iš Lietuvos pranešėjai, bet ir užsienio šalių. Taip, ne mes vieni, būtent Lietuvoje, susidurėme su tais pačiais iššūkiais, kur mums reikia persvarstyti, pergalvoti mūsų karinę lyderystę, gal kai kurios aspektus, būtent jos ir be jokios abejonės tai, kaip mes juos ugdam tuos lyderius. Tikrai džiugu, kad būtent prisijungė karininkai, kalbėtojai, dalyviai iš Jungtinių Amerikos valstijų, Belgijos karališkosios karo akademijos viršininkas, taip pat Estijos karo akademijos viršininkas, kur mes diskutuosim apie tai, kaip būtų geriausia, kas galbūt tikslinga būtų pakoreguoti, taip kaip mes ugdome lyderius savo karo akademijose. Taip pat džiugu, kad turėsime svečią iš Lenkijos, Šiaurės rytų divizijos vadą, generolą majorą Zenoną Bžušką. Jis yra tikrai labai patyręs karininkas ir tarnavęs ne vienose pareigose tarptautinėje aplinkoje, taip pat būtent bus labai naudinga, vertinga išgirsti jo pastebėjimus. Ir taip pat, generolė, kiek žinau, nemaža delegacija iš Ukrainos irgi dalyvaus. Mūsų broliai ukrainiečiai taip pat labai aktyviai dalyvauja šiame renginyje. Norėtųsi paminėti tai, kad mes turėsim nemažai būtent dalyvių klausytojų šiame seminare, o taip pat bus ir kalbėtojų. Vieną paminėčiau šiame seminare, tai generolas pulkininkas Michailas Koval, kuris yra šiuo metu Ukrainos nacionalinio gynybos universiteto viršininkas. Jisai tikrai yra patyręs karininkas. Norėtųsi paminėti, kad jisai turėjo tą betarpišką patirtį kovojant su Rusija šalia Bachmuto šių metų pavasarį. Tai vėlgi išgirsti jo apibendrinimus, jo pastebėjimus, jo, sakyčiau, analizę apie lyderystę, kuri reikalinga mūšio lauke. Nes vėlgi, kalbant apie bendrai apie lyderystę ir tos lyderius, kuriuos mes čia ugdom Lietuvos karo akademijoje, tai vėlgi mes privalome juos rengti, būti lyderiais, sugebėti vadovauti savo padaliniams ir kariams mūšio lauke. Tai yra svarbiausia mūsų užduotis. Taip pat labai džiugu ir mes laukiame bene pagrindinio Ukrainos kalbėtojo šiame seminare, Ukrainos kariuomenės vado generolo Valerijaus Zalužno, kuris sutiko atidaryti ir tarti tą įžanginę kalbą šio seminaro pradžioje. Nepaslaptis, kad generolas majoras John Gronski sutiko moderuoti visą seminarą. Tai, kad generolas majoras Johnas Gronskis sutiko būti moderatoriumi šio renginio metu, pridės dar papildomas vertės šitam renginiui. Generolas majoras Gronskis yra senas Lietuvos draugas, Lietuvos karo akademijos draugas, žmogus, kuris niekiek neabejoja visą šiandien myli Lietuvą ir tikrai visada yra pasirengęs pagelbėti mums, ką mes bedarytumėm. Jisai yra gyvenęs Lietuvoje 1 metus, tai buvo pakankamai seniai, prieš daugiau negu 20 metų. Kalbant apie generolą Johną Gronskį, norėtųsi paminėti, kad jisai tikrai turi nekainuojamos patirties vadovaujant brigadai operacijos Irake metu. Jisai taip pat buvo 28-osios pėstininkų divizijos vadu, o jo paskutinės pareigos, iš kurių jisai išėjo į atsargą, tai buvo Jungtinių valstijų sausumos pajėgų Europoje vado pavaduotojas. Tai ačiū dar kartą, generolė, ir iki susitikimo seminare. Dėkui, iki susitikimo seminare.